Gerbiamas profesoriau, šiandien Kaune labai gražioje salėje susirinko gausus būrys medikų. Tai rodo, kad jie visi susirūpinę mūsų inkstų sveikata ir turi rūpintis. Be abejo, aišku, čia susirūpinę yra ir ligoniai. Čia maždaug ketvirtadalis yra nefrologiniai ligoniai. Ir mes tą darome visada tradiciškai 3 šitie srautai. O rūpintis reikia viskuo, o inkstais. Tuo labiau, kad inkstai reiškia labai dažnai žmogus nežino, kad serga inkstų ligomis. Jos tylios ir klastingos yra ir labai dažnai net mūsų duomenys rodo, kad apie 150 000 Lietuvos gyventojų jau turi inkstų nepakankamumą. Tai yra didžiuliai skaičiai ir todėl mes ta inkstų diena ir yra skirta pasaulinė inkstų diena. Daugėja, profesoriau, tokių ligonių? Daugėja. Žodžiu, tai sudėtinga problema, bet visam pasaulyje šitų ligonių nemažėja. Bet mums labai svarbu mūsų kiekvienas žmogus. Ir gerbiamas profesoriau, gal jūs būkit geras, pasakykite mūsų žiūrovams, kad jie patys turi būti dėmesingi savo inkstams. Ir kaip jūs jau ne kartą laidoje mūsų kalbėjote apie tai, kad turi bent kartą metuose padaryti paprastus 2 tyrimus. Šlapimo tyrimą ir kreatinino kraujo tyrimą. Taip, ir kas 5 metai pasidaryti inkstų ultragarsinį tyrimą. Ir to pilnai užtenka. Tai yra lengvi, paprasti tyrimai, kuriuos turėtų kiekvienas, bent jau nuo 20-30 metų amžiaus. Net jeigu gerai jaučiasi. Net jeigu gerai jaučiasi, nes trečdalis ligonių, kurie pradeda hemodializės dėl jau labai seno inkstų nepakankamumo, mato nefrologą pirmą kartą tą dieną, kada jiem pradeda dializės. Tai labai klastingos. Gerbiamą profesorė, skaičiau tokį faktą, kad tik 5% Lietuvos gyventojų žino, kam reikalingi inkstai. Gal jums atrodo juokinga, bet gal priminkime, kam tie inkstai reikalingi? Tikrai tai nejuokinga ir pasaulyje lygiai taip pat nežino apie inkstus. Na, o inkstai, jie labai svarbus ir daug kas žmonių galvoja, kad kraują valo kepenys. Taip, kepenys irgi tą daro, bet inkstai nemažiau svarbus kraujo valyme ir valydami kraują, inkstukai gamina šlapimą. Ir vat su šituo šlapimu iš organizmo inkstai išveda visą tai, ko nebereikia. Ten medžiagų skilimo produktus, skysčių perteklių. Na ir tai ne viena jų funkcija. Toliau jie gamina dalį hormonų, kurie reikalingi, kad gamintųsi raudonieji kraujo kūneliai, kad būtų mūsų geras aukštas hemoglobinas. Jie aktyvina vitaminą D. Tas labai svarbu, kad mūsų kaulai būtų stiprus. Na, jie išvis reguliuoja mūsų organizme skysčių ir elektrolitų pusiausvyrą. Taip vadinama mediciniškai homeostazė. Taip, kad daug ir labai svarbių funkcijų. Tai mes galim pasakyti, kad jeigu susirgo inkstai, susirgo visas organizmas, ne tik inkstai? Tikrai taip nukenčia visos sistemos, bet labiausiai širdies kraujagyslių sistema. Mes Kaune 4 poliklinikose, paskui buvom Kaltinėnuose, kartu su šeimos gydytojais atlikom tokį tyrimą. Pažiūrėjom, kiek tarp ateinančių pas šeimos gydytoją yra žmonių turinčių pačią didžiausią riziką susirgti inkstų nepakankamumu. Ir radom, kad kas 10 ateinančiam pas šeimos gydytoją yra šita labai didelė rizika. Tada mes šitos visus ištyrėm. Ir pusei jų nustatėm lėtinį inkstų nepakankamumą. Tik tai, ačiū Dievui, daugumai jų dar buvo tik pradžia to inkstų nepakankamumo, buvo lengva stadija. Anksčiau net 50% ligonių atvykdavo į dializės, prieš tai nežinojo, nejautė, kad serga ir mes jiem turėdom skubiai pradėti dializės, gelbėti gyvybę ir jų išeitis yra žymiai blogesnės negu tų, kurie žinojo, viskas buvo daroma, gydomi ir taip toliau. Nefrologai arba inkstų gydytojai yra aktyvūs dalyviai, gydant ir diagnozuojant padidėjusio kraujo spaudimo ligą, aiškinantis jo priežastis. O atsakant į jūsų klausimą, ar inkstai gali būti priežastis padidėjusio kraujospūdžio ar pasekmė,
Tai gali būti taip ir taip. Taip ir taip. Galų galia tai netaip svarbu, nes bet koks kraujospūdžio padidėjimas kenkia inkstams dar labiau. Ir nesvarbu, ar inkstai prieš tai buvo sveiki, ar būtent dėl inkstų ligos ir kraujospūdis ir padidėjo.